nerimavimas pirmiausia yra ta emocija, kuri mums padėjo išlikti, ar ne, nestabiliam pasauliui. Tai nerimas kaip toks, jis yra visiškai normali emocija, ar ne, ir jis dažnai signalizuoja apie tai, kad tai, kas šiuo metu vyksta, mums yra svarbu. Dažnai labai įkrentam į nerimą tada, kai mūsų galvoje pradeda kurtis įvairūs scenarijai, nes nerimas paprastai orientuotas yra į ateitį. Tai kai mes galvojam, o kas jeigu ir kaip ten gali būti, nerimas tai dažniausiai yra tik tais apie hipotetinės kažkokias situacijas. Kas jeigu, o kaip atsitiks, ką tada ir taip toliau. Minėjau, kad problema paprastai remiasi faktais. Kažkokia tai informacija, kurią nenuneigsi, kai kažkas nepavyko, kai buvo kažkokie trikdžiai, sunkumai ir mes galim sukurti planą, ar ne, kaip tos sunkumus ar trikdžius pašalinti ir įveikti. O nerimas yra apie hipotetinės situacijas, apie tai, kas gali atsitikti, kaip tada aš turėčiau pasielgti ir taip toliau. Tai kai atsiranda tik tais jeigu, tai labai bus panašu, kad tai jau yra nerimas.